Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną aš esu tiesiog išmesta iš komforto zonos ir einu į eterį su jumis pasidalinti apie tam tikrus suvokimus, kurie vyksta mūsų gyvenime. Todėl nuo šiol aš būsiu eterį tikrai daug dažniau, negu buvau iki šiol. Ir dalinsiuos tiesiog tai, kas ateis tuo metu, tuo suvokimu, kuris vyksta manyje. Tai šiandieną norėčiau paliesti tą temą, kuri, manau, paliečia visus šiuo metu šitame virsme. Tai norime ar nenorime, kiekvieną mus išmeta iš komforto zonos ir tik taip mes galime augti, evoliucionuoti, nes kūrėjas ir sukūrė žmogų būtent iš vienos savo sąmonių dalelytės, kad žmogus kurtų. Ir žmogus kurtų ir prisimtų atsakomybę pats savoje kūryboje. Kaip ir žinome, ar ne, kūrėjas yra davęs laisvą valią rinktis, bet jei žmogus jisai sustoja ir yra sąstingyje, tiesiog kūrėjas jį pajudina. Galbūt ir ne visada patogiai ir palankiai žmogaus atžvilgiu, bet kitaip tiesiog nevyks žmogaus evoliucija, žmogaus augimas. Todėl labai svarbu žmogui jausti savo vidų, kas jame kirba šitam momente. Ir norėtųsi tiesiog jums pasidalinti, kad jūs suprastumėte, šis momentas, ėjimas į naująją realybę, į naująją žemę, jis yra tiesiog neišvengiamas. Jis neišvengiamas visiems absoliučiai. Šiuo metu tiesiog nesitęsiu, nesiplėsiu į tai. Kiekvienas tai suvokiate tikrai savo viduje, kiekvienas tai žinote, kas vyksta, tik nenorite galbūt girdėti, įsiklausyti, ką sako jūsų vidus. O kadangi tu esi sąmonė, kuri gali save suvokti visuose lygmenyse, gali save patirti visuose lygmenyse ir gali jausti, kaip veikia jūsų pačių sąmonės kanalas. Tad mes esame tame momente, dalis, kurie jau perėję į naująjį sąmonės kanalą, dalis yra senajam sąmonės kanale ir visiškai tai nesvarbu, kuriame tu esi sąmonės kanale, svarbu yra tau vystytis, augti, tobulėti. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad tai yra virsmas visos visatos, visatų, kūrėjų. Tai nėra tik tai tavo asmeninis virsmas, tai yra absoliučiai viso ko visumos virsmas, augimas, evoliucija. Taip tiesiog yra viskas sudėliota. Ir kad kuo lengvesnis tavo perėjimas būtų iš senojo į naująjį sąmonės kanalą, į naująją žemę, tu tiesiog turi priimti tam tikrus sprendimus ir atsisakyti tam tikrų senų įsitikinimų, senų programų. Viskas, kas yra pas tave išlikę kaip įspaudai, prisirišimai prie senų dalykų, žemiškų dalykų. Ir tai tikrai nėra lengva. Ir kad išsigrynint save, tu turi priimti sprendimą, kad tu nori išgirsti visą savo vidinę informaciją, kuri yra tavyje. O vidinė informacija yra kiekviename iš mūsų. Suprantate, mes esame žmonės,
fiziniam kūne. Mes esam sąmonės, kurios galime save patirti visuose lygmenyse. Žemėje, kitoje planetoje, visatoje, kitoje visatoje. Galime nuskaityti informaciją iš tam tikrų matricos lygmenų ir nesvarbu, kad tu šiuo metu nesi baigęs kažkokių fizikinių mokslų, Ta informacija, jinai pasiekia kiekvieną iš mūsų, nes tai tiesiog yra prigimtinė tiesa. Žmogus, jisai gyvena dabartyje, gali naudoti tikslingą, gerą informaciją iš praeities ir gali naudoti informaciją iš ateities ir suvokimus iš ateities jau materinti savo gyvenime. Tai tiek šiandieną ir laukiu jūsų klausimų ir iki sekančio karto.